Tai kągi, sveiki visi YouTube žiūrovai, su jumis sveikinasi Murat Turneris ir šiandien, šiandien aš jūs pamokysiu, kaip daryti automatinę curanidžių fermą. O, wow. Čia mes žaidimą super lygaus, bet čia žiūrėkit miestus. Nu, neįdomu. Žodžiu, tai jums reikės, čia aš daugiausiai šitais, jums reikės dabar ko reikės, tai papuošimą reikės kabulstono, lentų čia. Nu, aš pamokysiu, kaip daryti. Paskui, nu, tai pasiėmam iš pradžių darbastalį. Pasideda darbastalį. Tada jums reikės pasidedat štai taip. Štai taip. Dabar dar jums reikės su šitom raudonakmenio. Oi. Nu, čia koks įdomus. Geležies. Čia kiek norit gali darytis tų pistonų. Va, stūmoklės. Pasiėmam. Nu, čia 4 pradžių užteks. Ai, bendrai gal daugiau pasakyti. Koks šis skirtas? O, 16 pistonų. Gerai, dabar dar man reikia iš to. 8 nebereikės. Dabar dar man reikės... Lauk, susirasiu. Cukranidžiais. Cukranidžių reikės. Reikės dar vandens. Jeigu žaidžiat ant snow modo, tai reikės dar stiklų, nes kadangi vanduo užšąla. O, tai štai žinot. Nu, tai čia žodžiu pradėkim, paskui atsiminsim, ko reikės. Gerai, dar reikės kabulstono. Va. Kabulstono reikės, ko čia. Ai, čia. Va. Reikės kabulstono. Dabar kabulstoną galėsi daryti kokios norėsit dydžio fermus, aš tai čia padarysim mažą labai. Nudaleiskim va taip. Dabar toliau. Čia turi būti vanduo. Ir dar kartu, jeigu žaidžiat ant snow modo, tai va taip padarykit. Nu, sniego žemėlapiai, tai man jie nepatinka, tai aš tik te pasakau. Va, čia taip. Dabar žinote, kad cukranidės auga tik prie vandens, tai čia va taip daleiskim. Gerai. Dabar toliau dėdam antrus sluoksnių viską. Ir kadangi čia cukranidė auga, gerai. Tai dabar padarykim štai, galėtumėm čia visai daryti, bet padarykim štai taip. Ko čia taip stringa, palaukit. Va. Grafika paprasta bus. Nu ir dabar sudedu taip va pistonus. Praleidu per tą langą. Ir dabar stebėkit, kas vyksta. Dalėsime, jeigu mes čia padėtumėm mygtuką, žiūrėkit. Oi, taigi su kreatyvia moda. Žiūrėkit. Ai. Užmiršau visai. Laukit, kreatyvia moda reikia įsijungti. Žiūrėkit. Čia dėdat va taip va. Šitą. Va. Štai taip. Ir dabar žiūrėkit, paspaudžiam ir visi pistonai įsistumia. Ir kaip čia bus užaugęs cukranidės, nutrenks, tai čia būtų pusiau automatinė ferma, aš savo išlikimą taip ir pasidaręs. Dabar mums reikės, ai, tai aš tingiu čia su kreatyviu, tai aš tada pasiimu kas. Įsikast reikės mums dabar po apačią tuneliuką. Nu, nebūtinai po apačią, bet aš tai. Ai, o čia super lygus, tai jau čia žemės lygis. Aš čia greit palaukti įsikasiu. Oi, va vandenį prakasiau. Gerai, dabar žinosiu, kur vanduo. Čia šitas blokas yra vanduo. Dabar darysim taip. Čia viskį gal praplatyti reikia. Čia nebūtinai gražiai kol kas.
Reikia biskį greičiau, nes laikas vis tiek spaudžia. Va. Gerai. Nu, čia daug užteks, dabar pasidarom taip. Čia iš to nereikės. Nu. Jo. Čia per pastalis rūdo. Va. Nu, tai aš čia nedarau, kad gražiai būtų, tai va, čia galėsiu padaryti, kad norėsit. Va, mato, čia eina šitas ir va čia. Tada eina žemyn ir eina štai. Ir tada jau čia darotės kaip jums gražiau. Tai aš darau tai va taip. Ir pagrindas tai toks kažkoks paukia biskį. Dabar einam žemyn. Dėdam čia. Nuleidžiam iki čia. O, gerai. Dabar taip, mums dar reikės pleasure plate'o. Tai bus, kur iš čia? Jo, visa, va. Slėgo plokštė. Tada pleasure plate'ą dėdam čia. Ne, dar reikia vietos sustiekti. O, ir čia vanduo. Šūdas. Ai, nieko tokio bendrai. Čia gali būti vienas malyk. Kad čia tada dėsis tas, čia pleasure plate'as. Ir tai žinot, kaip padarom. Tiesa, vienas skrandėje turbūt dings, bet nors bus geriau. Gerai, dabar žiūrėkit, kaip darom. Čia dar ateina cobblestone'as. Tada čia dėdamas šitas daliklis, bet aš parodysiu, kaip darytas, paskui nežinosi tai. Daliklis daromas štai taip. Čia geležis, kaip neklystu. Ir dabar šitaip turbūt. Ne. Ai, vietoj šito reikia lanko. O, štai drakono kiaušinį. Va, dispenseris, gerai. Dabar dėdame taip, kad būtų iš tą pusę. Gerai, dispenseris čia. Slėgo plokštė. Ir dabar žiūrėkit, kaip viskas vyksta. Nu ir dabar pastebėkit. Gerai. Visas mechanizmas veikia. O, dabar žiūrėkit, kas šitas dalytuvas jis atlieka tokią funkciją, kaip šitas nereikalingas. Dalytuvo funkcija yra tokia. Pažiūrėjai iš tą dalytuvą. Jo, regis ją palauk, pažiūrėsim. Įjungiau prie diamagą. Dabar dar reikia vieno. Na tai čia pasiimam iš čytų, koks šis skirtumas. Vis tiek jau matyti, kaip pasidaryti. O jeigu mes va čia padėtumėm. Ai, nu tiek to padarykim, koks šis skirtumas. Bet kad jie eitų už tas. Nu, supratote, turbūt. Gerai. Čia dabar daliklis. Ir dabar žiūrėkit, kas vyksta. Šitas daliklis, jo funkcija, pamato čia tušti langelį. Reikia įdėti bet ką. Nu, pavyzdžiui, mes dar daliklių pridėkim, koks šis skirtumas. Žemė. Ir jisai šauna kas 5 minutės tam, kas yra, nu, viduoje bloką, kokį iššaunam iš to pleasure plate'o. Tas pleasure plate'o, nu, įsivaizduokit čia dabar. O čia iššovė. Op. Matėt, įsijungi viskas ir dabar kas įvyko? Pistonai įsiskleidė. Tai yra susitraukė. Va, matėt, pistonai įsitraukė. Čia nekreipkite dėmesio, jūs sutvarkysit. Pistonai susitraukė. O dabar, o įtemas dingsta kas 5 minutės. Dabar žiūrėkit. Ta, dingo. Dabar žiūrėkit, kas įvyko. Pistonai vėl įsitraukė. Tai dabar žiūrėkit, kaip viskas veiks. Laukit paskutį. Čia dar eiskim iškart įtemas. Įtemas užkritęs laikys kas 5 minutės, kol užaukštos viską palaukit. Nu, čia įsivaizduokim užaugo. Dabar šiaip.
tas dingsta po 5 minučių įsvilba. Olė, dingo. Viskas. Pistonai išsiskleidė ir nukirto visą derlių. Čia peinat. Viskas automatinė ferma. Viską turite. Ir dabar tie pistonai bus toliau išsiskleidę. Kol šitas iššaus, jis iššauna kas 5 minutės. Iššaustas ir tada vėl pistonai išsiskleis. Paskui ten, kur iššovė ant to pleasure pleito, tas pleasure pleitas dings įtemas ir sustrauks vėl. Ir tai bus, jums tik reikės ateiti ir susirinkti savo. Tik kad per 5 minutės turi būtinai spėti. Tai toks ir būtų šitas mano video. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad žiūrėjot. Veiskit, komentuokit, prenumeruokit, jei kas neaišku, pakomentuokit. Ačiū, viso gero.